Žvilgtelėkime į amžinybę. Biblija primena, kad gyvenimas žemėje trumpas. Dovydas kalbėjo, pasakyk man viešpatie, kiek ilgai gyvensiu, kokia mano dienų trukmė. Leisk man pažinti, koks laikinas esu. Tu padarei mano gyvenimą tik sprindžio ilgumo, jo trukmė beveik niekas tavo akise. Iš tikrųjų žmogaus būvis tik vėjo dvelgtelėjimas. Amžinybė ilga, o laikas žemėje trumpas. Vis dėlto mūsų veiksmų per šį trumpą laiką žemėje padariniai amžini. Viešpats mums linki paties geriausio. Jis nori, kad mes investuotume savo gyvenimą ir finansus tokiu būdu, kuris paveiktų mūsų santykius su viešpačiu dabar ir per amžius. O toks poveikis visai nesusijęs su tuo, kiek ko turime. Romoje gyveno du žmonės. Imperatorius gyveno rūmuose ir turėjo daugiau valdžios ir turto už visus kitus. O apaštalas Paulius gyveno kalėjime, prirakintas prie sargybinių ir nieko neturėjo. Savo laiką jis investavo melsdamasis ir rašydamas bičiuliams. Po 2000 metų galime pasakyti, kuris iš tų dviejų daugiausiai nuveikė viešpaties labui. Žmogui nereikia užimti aukšto posto ar būti labai turtingam, kad Jėzus jį naudotų. Jums tereikia būti pasirengusiam ir leisti Jėzui būti viešpačiu.